Sveiki vyrai ir visi mūsų žiūrovai. Šiandieną mes pratęsime darbelius su siūlais, nes vakar besiruošiant man Teodoras prisiklijavo ir sakė, mama, ką čia darai, padaryk ir man. Ir aš parodžiau jam, kaip, tiesiog norėjau pabandyti, Bernardai, parodyk tą kutą paėmęs. Kaip padaryti tokį kutuką. Mama, aš galiu padaryti. Taip, ir tu gali daryti, ir mes visi šiandieną darysime kutus iš siūlų. Teodoras, matau, jau labai vynioja, Teduli truputėlį ne taip, reikia per skylutę siūlą vynioti. Nenori tu kitaip? Tai nesigaus tau kutukas. Tu nori daryti tokią lėlytę, kaip vakar darėm? Gerai, tai aš tau duosiu kitokį popierių. Čia taip nesigaus lėlytė. Užvakar. Taip. Vakar buvo Kalėdų pirma diena ir mes nieko nedarėm dėl to, kad aš norėjau nieko nedaryti. O šiandieną jau yra tokia diena, kai savaitė vaikai namuose ir truputėlį stogai visiems važiuoja, dėl to jau vaikai pabuvo stadione. Marijonai, kiek ratų apibėgai? 12 Marijonas apibėgo ratų. O Bernardas irgi o Teodoras, kiek tu apibėgai ratų? Kiek čia yra? 2. Nu, 5. Iš 3 apibėgo, bet labai gerai. Ir jau truputėlį visi yra nervingi. Ir aš irgi, nes jie manęs visiškai neklauso. Bernardui pykčio protrukiai kažkokie vis apsižliumbė, jam kažko trūksta. Marijona šiaip daro, ką nori. Vakar nuėjo miegoti 12 valandą, nesakė, kad aš miegosiu, kada noriu. Aš nuėjau 12, po to važiuodamas nuėjau anksčiau. Taigi, kviečiu Kristupą ir rodau vaikams, kaip reikia daryti kutus. Marijonai, mes mokomės. Aš esu tam, kad tave mokyčiau. Jeigu tu čiumpi ir pats darai viską, tai tau niekur nepavyks, tai nedaryk tada. Taip, šiandieną darysim kutą. Kaip jau ir sakiau, štai tokį. Ir pirmiausia, ką reikia padaryti, reikia išsikirpti iš popieriaus 2 popierinius rutulius su skylutėm. Ir tada mums reikės vynioti aplink šitą ratuką. Bet jeigu jūs vyniosit siūlą, jūs tiesiog neprakišit. Ir jeigu bus viengubas siūlas, reikės labai ilgai vyniot. Dėl to aš paimu ir pasidarau daugigubą siūlą. Žiūrėkit, aš pasidariau daugigubą siūlą. Daug siūlų prisivyniojau vienodo ilgio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kartų. Galima dar daugiau užsivynioti. Va, čia kokie 3 metrai. 3 metrų ilgio. Vyrai. Bernardai, kam tau ta knyga tenai po užpakaliu? Ką žinau? Taip, ir dar aš noriu apie tos ratukus papasakoti, kadangi šios dienos yra Londone boxing dienos, kai yra labai daug išpardavimų, tai aš vakar į prekybos centrus tai aš neinu, aišku, bet truputėlį internete pasėdėjau. Nes norėjau kažkokius siūlus spalvotesnių užsisakyti, galvoju, gal bus nuolaidų. Ir suradau tokį dalyką, tokį įrengimą kutų gamybai. Panašiai kaip šitas, bet daug paprasčiau, plastikinis toksai atsidaro ir labai lengvai tada siūlas užsivinioja, daug paprasčiau daryti. Tai užsisakiau, nes kainuoja gal 1 svarą. Ir kai atsiūs, man tai būtinai parodysiu, nes manau, kad su tuo daiktu, su vaikais daryti būtų tikrai daug paprasčiau. O dabar žiūrėkit, ką aš darau. Paimu ir vynioju aplink savo daug sluoksnių siūlą. Prisidarom ilgų siūlų. Aš galiu susitu dalyti. Gali. Bet kur mano... Aš noriu mergytę dalyti. Mergytę nori daryti, aš tau atnešiu lapuką kartoniuko, gerai, ant kurio tu mergytę galėsi daryti. Gerai, aš labai stulą dalysiu. Reikės daug sukti. Gerai. Taip, ir noriu pasakyti, kad kai vyniosit vieną eilę, galima vynioti kitą eilę. Aš nemoku. Teduli, tau viskas gerai labai pavyksta, ateik aš tau padėsiu. Ir kai baigsis jūsų siūlas, ateik pas mane. Ką daryti, kai baigsis siūlas? Kai baigsis siūlas, reikia pasidėti visą šitą ir pasidaryti naują siūlą prisivynioti. Kas čia? Viskas gerai, Bernardai. Nepadarėm.
Teodoras pakabino ant eglutės mano nepabaigtą darbelį. O kaip mes tą kutą padarysim? Man reikia to rutuliuko. Teduk, nu, kad neši man tą rutuliuko. Kaip mes padarysim kutuką? Kaip mes padarysim? Tai kas tu dabar? Šuniukas, kačiukas ar kas tau? Mano kirpta, ką padaryti. Ne, palik, priviniok, palik. Va. Reikia, Kristopai, jeigu tu mus filmuoji, aš noriu parodyti, kad reikia privinioti labai daug. Kad toksai būtų storas mūsų ratukas. Tada gausis gražus ir storas kutukas. Aš nedalysiu viskas, nedalysiu. Kas nepavyksta, mano mažyliui? Kur žirklės didžiosios? Padaug šitą didžiasias žirklės. Ne. Taip, dabar žiūrėkit. Čia bus labai svarbus momentas. Marijonai, vyniok, nekreip dėmesio. Taip, dabar aš apsivyniojau. Mama irgi Aš paliko noriu tokio didelio. Apsivyniojau. Čia bus tavo kutas vis tiek. Mama irgi paliko tarpų. Aš palikau tarpų. Marijonai, tu viską gerai darai. Ko tu nervuojasi, aš nesuprantu. Leisk, mes toliau darom. Taip. Aš viskas nedalysiu. Dėl ko? Štai tokia mūsų būsena, kai jau visi kažkaip labai nelaimingi ir pavargę. Taip, ką man reikia padaryti? Man reikia truputėlį praskirt, bet gal aš su mažom žirklėm padarysiu. Ir surasti, kadangi ten viduj yra 2 ratukai, ir surasti tarpelį tarp jų. Va, aš parodysiu. Va, žiūrėkit, 2 ratukai. Kur yra? Ten kišti žirklės ir viską perkirpti. Viską? Lengva. Atsargiai, kad siūlai neiškristų. Nėra taip lengva, Bernardai, kur šis nes čia gali iškristi siūlai. Kur Taip, čia bus tavo kutukas, tu tik nesnervuok, vaikinė. O kur šitus dėt? Tegul būna. Žiūrėkit, Aš aš nedalysiu nufotografuosiu. viskas, aš nedalysiu. Parodo Kristupai tau ir nufotografuosiu dar. O geras. Taip, štai taip vyksta pas mus darbas. Pasigailėjimo. Bet atsargiai, kad siūlai šitie neiškristų, kerpo. Galėsi man nukirpti. Taip, galėsiu tau nukirpti. Aš ir noriu tokį. Aš ir noriu Štai, tai dalyti. tada imu siūlo galą, tvirtesnio siūliuko, kuris kad... O geras. Tedulį, tu galėsi tu man su pirštuku laikyti, gerai? O, Ne, aš jau nelaikysiu. kukuliukai. Neimk, jisai reikia surišti. Taip, aš noriu pasakyti, kad reikia labai atsargiai truputėlį praskleisti šitus 2 lapukus, 2 rutuliukus ir labai stipriai surišti. Būtų labai gerai, kad man Kristupas palaikė, va čia, kad kas nors palaikytų, surišti stiprų mazgą. Ir tada ratukus ištraukiam ir gaunam kutuką. Išpurtysiu ir po to reikia tiesiog apkirpti. Galiu visiems padėti. Va. Aš jį tiesiog apkirpsiu, kur įsikišę siūlai. Ir gausiu kutuką. Štai. Tada darysim dar kartą, parodyk. Taip, kutukai bučiuojasi, ne, Tedulį? Taip. Minkštučiai tokie patinka jiems bučiuotis vieniems su kitu? Vienas nukreipia tavo. Tai tu pakabink jį. Tedulis viską kabina ant kalėdinės eglutės. O kada kalėdinis ateis dar? Kitais metais jau dar ateis. O tėtis ateis pas mus? Tėtis mūsų? Taip. Ateis, atvažiuos dar. Bet aš nenoriu. Kodėl? Štai Marijonas tai pas mus kantrus berniukas vienintelis daro antrą kutuką. Šaunuolis Marijonai. Matai, kaip lengva. O taip nervinais iš pradžių. Marijonai, nukris eglį. Gerai, Bernardas taiso. Teodoras vis dar kažką vynioja. Tedulį ką vynioja.
Turime daugiau svečių, mūsų svetė irgi prisijungusi prie siūlų gamybos. Monika daro angeliuką. Ir Rasa nebeištvėrė, atėjo daryti kutukų. Ir svarbiausia, kad daro tokį pat kutuką kaip mano. Ne tokį, pas mane bus su žaliu. Mano raudona su baltu ir pas ją raudona su baltu. Štai ir du berniukai. Bernardai. Štai tokia realybė mūsų namuose. Štai mūsų dirbtuvės. Štai jūs matote iš tikrųjų kaip yra. Ir visi kiti kadrai buvo anksčiau iškarpyti. Bet kiekvienas dirbtuvės mes turime panašių reikalų. Kaip ir čia. Du vyrai kaunasi. Grinčas norėjo pavogti kalėdas. Šiandien transliaciją baigėm. Viskas baigta. Aš filmuoju, įdėsiu viską į Facebooką, kaip tu siunti. Štai žiūrėkit, kaip mušosi. Pažiūrėkit, žmonės pažiūrėkit. 8 su 3 mečiu. Teodorai, nepasiduok. Nepasiduok. Jėgos nelygios. Gerai, baigiam, atsijungiam. Viso gero.